nes ir kiek buvo renginių, buvo turizmo departamentas padaręs seminarą. tą seminarą inicijavo, reiškės, jaunimo kelionių agentūra, kuriai nuleido tą atsakingo keliavimo idėją iš viršaus tarptautinę organizaciją, nes jie dalina įsakus, reiškės, viskas. Daugiau, jie ten susirinko, pašnekėjo apie taip, kaip per langus negalima mėtyti šiukšlių, reiškės, ir visas tas jų atsakingas keliavimas tom ir užsibaigė. Paskui mes tada dar avantūro laikais sukūrėm tokią koncepciją keliauk kitaip, keliauk atsakingai, bet 9 metais uždarėm savo agentūrą, tą koncepciją pasigavo kažkuris iš nacionalinių parkų ir specialiai pasižiūrėjau, reiškės, kodėl jie jį pasigavo. Todėl, kad jie gavo europinius pinigus. Ir europiniai pinigai, atsakingo keliavimo idėjos nugrūstos kažkur į užkampį to puslapio, pinigai europiniai baigėsi, reiškės, atsakingo keliavimo idėjos niekam liko nebeįdomus. Reiškės, keliauk kitaip, liko užmirštam puslapėlyje, kuris daugiau nebevystomas, nes baigėsi europiniai pinigai. Nu, kaip ir pas mūsų europiniais projektais dažniausiai ir būna. Tai va, tai aš šitoj vietoj dėkingas su labai leidyklai, kad vis dėlto leido man net pakankamai nemažą tos knygos dalį skirti būtent atsakingo keliavimo idėjams, kurias aš iliustravau, kad nebūtų taip sausa savo kelionių įvairiais pavyzdžiais, tai, ką aš pati mačiau, tai, ką aš pati patyriau, tos žmonės, kuriuos mes matėm, tą santykį su žmonėm, kurį mes patyrėm ir bandom skleisti tarp keliautojų, kurie keliauja su mumis. Taip, kad tos mano mintis iš tikrųjų pagaliau išvydo pasaulį knygos pavidalu ir aš tikiuosi, kad daugiau žmonių tokioj, sakykime, saldainiuko populiaraus spalvoto formoj pamatys, paskaitys ir galbūt iš tikrųjų susimastys, kokį pėdsaką palieka po savęs keliaudami. Dėl to, kad čia aš pamėginau išskirti, reiškia, tas atsakingo keliavimo idėjas į 3 grupės, į socialinius kultūrinius aspektus, į ekologinius aspektus ir į ekonominius aspektus. Taip, kad ekologiniai aspektai yra vienas iš, bet mes puikiai žinom, kad be socialinių kultūrinių aspektų mes irgi niekur nepajudėsim. Tai va, tokia knyga čia gimė ir tokią knygą norėčiau jums pristatyti. Jeigu ten kažko galėčiau dar būti naudinga, kai sakoma, mielai norėčiau jums padėti. Tai tiek. Nu, aš galvoju, jūs čia turit programą, daug renginių visokio, tai čia nenoriu aš jūsų visą eteriau šiaip. Jeigu norit, galiu klausimus paatsakinėti, nes problemas. Papasakoti ką? Apie turinį. Apie atsakingą keliavimą? Nu klausyk, žalieji, atsakingas keliavimas. Nu, o jūs man papasakokite. Va, labai gerai. Mes esame žaliųjų sąskaitė. Pasakykit man, žalieji, kas yra atsakingas keliavimas. Nemėti šiukšlių pro langus, o jeigu mėtai šiukšlės, tai bent jau į maišelį polietilėnį įsikrauti vieną vietą. Ne, bet pirmas klausimas tai iš vis ar keliau. Nes mano toks, nu, žinai, jausmas toksai vidinis, sako, kad žalias mąstymas tai nekeliauti. Tai vat irgi. Mano tai toks mąstymas sako, reikia keliauti, dėl to, kad reikia pažinti pasaulį, reikia matyti tą pasaulį. Kaip keliauti, bet čia yra kitas klausimas. Tai kaip? Pėsčiomis. Nu, va čia va taip, teisingai, žaliosios pusės yra keliauti pėsčiomis. Gali keliauti. Yra, keliauja žmonės Kas neužsirašė dar yra iš karto? Bet pavyzdžiui, man tos iniciatyvos, kur yra, aš ir savo knygą esu paminėjus, aš kalbu apie tą, reiškės, kelionių instrumentų, reiškės, matavimą anglies dvideginio, to prie jūsų visą dėžėje, galite išsitraukti pasižiūrėti, anglies dvideginio šitais kiekiais. Ir tiesą sakant, man tie puslapiai, kurie sako, reiškės, pasiskaičiuok, kiek tu prigaminai anglies dvideginio ir susimokėk ten tam tikrą mokestį, atrodo keistai. Aš jau geriau patariu šičia žmonėms, reiškės, geriau padaryti taip, kad pasponsoriauti vietiniai organizacijai čia arba ten, kur jau esat kažkur, kur jie rūpinasi būtent ekologiją, pasodinkit galų gale medį. Tai jau čia šitoj vietoj patys padarysit. O tai pas mus tiek tų labdarų, tiek tų organizacijų, tiek Amerikoje visi fondai remia Afrikos tautas, kad, reiškės, iš tos paramos gal Afrikos tautoms koks procentas ir nukrenta. Tai aš va su tais CO2 kompensatoriais man kažkodėl labai baisu, kad gali būti panašus dalykas. Tai aš jau geriau, sakykime, medį pasodinsiu pati, arba kažką kitą paskatinsiu, arba duosiu pinigų vietiniai mokyklai, negu kad, sakykime, galvosiu, aišku, į Kiniją pėsčiom nenueis, į Afriką irgi.
Taip, kad jau čia kas kaip keliauja, tai renkasi patys po Lietuvą keliauti, pėsčiom irgi reikia. Bet tam, kad tą Lietuvą pamatyti, reikia pirmą pasaulį pamatyti. Dėl to, kad paprastai tą, ką mes pasaulyje pamatom, tik tai tada susidomim tuo, kas yra Lietuvoje. Dėl to, kad bent jau mano keliautojų tarpe yra toks dalykas, kad kai tu gyveni Lietuvoje, tu tos kultūros nebematai. Tu nebematai to, kas tau yra įdomu, dėl to, kad tau yra kasdieniškai ir įprasta. Kai nuvažiuoji kažkur į kitą kraštą, kur tu pamatai autentiškus ornamentus, autentiškus ritualus, tu pamatai tam tikras bendravimo formas, tada staiga pagalvoti, o kaip pas mus? Juk pas mus irgi kažkas turėjo būti. Juk mes turėjom savo, sakykime, ornamentiką ant patalynės, kuri buvo skirta, mes turėjome savo karpinius, kurie turėjo tam tikras reikšmės, jos yra. Mes tą visą turim, kažkur viso tai yra. Tada atsigrįžę atgal ir pasižiūri. Tada pasižiūri tuos senus namus, kur yra arkliukai ant viršaus, tai reiškia tokie, ką jie simbolizuoja. Tai vat yra toks susidomėjimas, tik tai kontekste kitų kultūrų, save gali pažinti. Nu, tai kas dar? Atsiprašau, galima klausimą. Taip, žinom. Per Tibetą keliavot? Taip. Su vienuoliais teko susidurti? Taip. Bet daugiau vienuolių yra, sakykime, aš ir Tibete susidūriau su vienuoliais, bet daugiau jų yra išeivijoje, tų, kurie mokina. Reiškia, jeigu taip kalbėt apie mokymus, tibetietiškus kažkokius, jeigu taip kalbėt, nes, jeigu mes kalbam apie vienuolius, tai reiškia, visi vis tiek kažko iš jų tikisi. Ne? Tai jeigu kalbėt apie mokymus, tai daugiausiai išeivijoje, Indijoje ir Nepale. O jeigu ieškot kažkokių mokymų, tai Tibete mažiau mes jų rasim. Reiškia, jų yra, bet jų taip labai nerasim. Antras dalykas yra kalbos barjeras. Tie, kurie yra Indijoje, Nepale, kai kurie iš jų mokosi europinės kalbas, tai tada gali kažkaip irgi pasisemti. Tai kiek supratau, tai Indijoje geriau? Indijoje arba Nepale, žiūrint, ko jūs ieškot. Reiškia, yra skirtingos tradicijos, skirtingos mokyklos, reiškia, yra 5 budistinės tradicijos Tibete, reiškia, yra Bono tradicija senoji iki budistinė, yra Ningmapa senoji budistinė ir yra dar šitas Kagyupa, Sakyepa ir Gelupa. Yra 5 tradicijos, kurių jūs galite ieškoti, semtis, susitiktų tų vienuolių. Lietuvoje jų yra veikiančių ir Europoje jų yra veikiančių ir yra filialusių. Bendrauju tenai. Pavardinkit, ką jūs, ta prasme, pabrėžėt savo knygoje dėl socialinio aspekto atsakingo keliavimo. Visų pirma, pagarba vietiniai kultūrai ir vietiniams žmonėms. Tai kada mes važiuojam į svetimą kraštą, mes paprastai turim daug pretenzijų. Oi, čionai man neteisingai puodelis išplautas. Oi, kodėl čionai patalynė nešvari. Oi, o kodėl jisai netaip pasižiūrėjo. Reiškia, o kodėl pas jį ten maistas netaip patiektas. Mano požiūris yra tas, kad mes turim gerbti kultūrą, į kurią mes atvykstam ir suvokti, kad mes esame svečiai. Ir šio dalyką aš šiandien irgi pabrėžiu pavyzdžių kelionės į Etiopiją į gentis, kur gyvena žmonės praktiškai pirmykštėm sąlygom, su savo liudeliais lūpom ir apie kuriuos, jeigu pasižiūrėsite informaciją laikraščiuose, jūs galite rasti, kad nukeliavo ten kažkokią mūsų žvaigždelę, reiškia, pafotografavo ir sako, Jėzau, žvėris, baisu, su kalašnikovais nuogi vaikšto, kaip baisu, tenai labai pavojinga, žinokit, ten mūsų džipą va taip supavo pagalius, išo ir krapštį išimtų. Nu taip, natūralu, jeigu tu važiuosi tenai nusiteikęs pamatyti žvėris, tu žvėris pamatysi. Tu važiuoji žiūrėti ne žmonių, o žvėrių. Tavo vidinis aspektas, į ką tu žiūri, ko tu tikėsi, tu tą ir pamatai. Ir jeigu tu nusiteiki matyti žvėris, tu atvažiuoji į vidurį kaimo, kur gyvena žmonės, jie mato, aha, džipas atvažiavo, baltieji, aha, reiškia fotografuos, duos pinigų, okei, biznis, nu mes pinigėlių gausim. Ir jie tada, aišku, šiandien pradeda iš visų kampų lysti, reiškia, tiems vietiniams yra progų užsidirbti. Tiems turistams, jiems darosi baisu, pradeda lysti ten tie su kalašnikovais, reiškia, nu tai baisu, jie tada dar labiau susispaudžia, bet vis tiek nusifotografuoti reikia. Tai reiškia, iš to džipo pradeda fotografuoti, išlipti bijo. Kas tada daros? Vietiniai pyksta, vagia iš mūsų. Reiškia, mums neišlipa, mums nesumoka, o mus fotografuoja. Tai aišku, tada jie supyksta, pradeda tą džipą judinti ir jos kaip sraigės iš kiauto krapštyti. Nu tai, kai mes važiavom, pas mus irgi priešais džipas vienas nuvažiavo. Mes liko. Mes susipažinom ten su vietiniu, reiškia, kaimo vadu, kuris buvo užsimetęs per petį, reiškia, pleduką, visa jo apranga buvo. Mes sutarėm, kiek kainuos tas visas reikalas. Ir tai yra jų verslas, jų biznis. Ir tada tu su jais susitari, tu su jais dirbi, bendrauji, prekiauji. Jie prekiauja savo vaizdais, tu jiems susimoki ir viskas tvarkoja. Ne žvėrys jie žmonės. Tai nuo to santykio tarp jų ir mūsų, reiškia, ir priklauso visas tas požiūris. Kita istorija irgi buvo, kada mes kažkokiam kaime
sustojom, nuleido džipui ratą ir mūsų gidas baisiai išsigandęs, reiškia, o Jėzau, kas čia dabar bus? Mes ėjom per tą kaimą tiesiai ir visiems rankas pagarbiai, kaip mūsų Adis Abeba išmokino. Visi ten kaime baltus žmonės matė, visi už to rankų čiupų mes sveikinomės, lenkėmės, draugavom, reiškia, mums davė vaikus, mes tos vaikus palaikėm, paskui grįžtumėm atgal, reiškia, visi vėlgi fotografavomės, vaikam parodėm tą skaitmeninį atvaizdą, tai vaikai visi galvoja sulys pro tą fotoaparato objektyvą į vidų, kitą dieną gidas apsiverkė. Jisai sako, tas kaimas yra neliečiamųjų kaimas. Reiškia, etiopai jų neliečia. Dėl to, kad jiems jie yra netyri, nešvarūs. O jūs juos pagarbiai sveikinate. Nu tai, aišku, čia galbūt galima pasakyti, mes nežinom, kad jie neliečiamieji, bet antra vertus mums koks skirtumas, jie liečiamieji ir neliečiamieji. Mūsų santykius jis buvo kaip su žmonėm. Ir tam kaime atsirado vienas Kenijoje pabuvęs, jis jau šnekėjo angliškai, jis aišku visus toks realis. O ko iš atvažiavo? O, ko jums čia reikia? Sakau, atvažiavom pas jūs pabūti, jūsų pasižiūrėt, pasiklausyti, pabendrauti, jūs ten tokie, mano viena turistė su jie diskusiją pasileido, reiškia. Jūs ten turtingi, važinėjat, sakau, mes jūs gerbėm, mes atvažiavome jūsų kultūrą pasižiūrėti, susipažinti su jūsų kultūra. Mes nenorim tenai iš jūsų kažko atimti, pavogti arba dar kažko tai. Tai vat, tas pokalbis labai normaliai vystėsi ir tie žmonės iš tikrųjų džiaugiasi. Tai vat, kada tu turi pagarbą tam žmogui, kurį tu lankai, tai tada yra visiškai kitoks santykis. Tada ta socialiniai kultūriniai aspektai, jie lengviau, sakykime, tada tu išvengi tos trinties. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, nereikia reikalauti iš žmonių to, ko jie negali tau duoti. Tarkim, atvažiavai į tą patį Etiopijos miestelį ir tikiesi, ten yra prabangiausias, aišku, viešbutis, ir tu tada pradedi pikintis, kodėl ten aptarnavimas. Toks čia 3 žvaigždutės, o mane blogai aptarnauja. Nu iš kur tas etiopas gali mokėti tave aptarnauti, kai jis užsienį nebuvęs? Nu iš kur jis gali gyvenime nematė, koks yra tas aptarnavimas? Tai pagal ką jam mokintis? Dabar jums kas nors pasakytų, vat, išmokite zebų karvę pamelžti. Tai dabar vat, pagal instrukciją. Nu tai jūs pagal instrukciją zebų karvę išmoktumėt pamelžti. Ne, nu tai jums reikia, kad kažkas nuvažiuot kažkur, pamatyti tą karvę, kaip jinai atrodo. Nu tai va to geranoriškumo pas mus dažnai labai trūksta. Tai vat, tai yra vienas aspektas. Ir dar vienas aspektas, kuris yra toksai socialio-kultūrinis, bet taip pat ir šiek tiek ekonominis. Kartais mums atrodo, kad mes lietuviai nesam tie labai turtingi turistai, nesam amerikonai, negalim švaistytis dolerius į kairę ir į dešinę, bet mes galim paaukoti tiek, kiek mes galim. Mes buvom Mianmare ir plaukėm į tokį kaimelį, kur yra Čin gentys, vienas skurdžiausiai gyvenančių genčių. Jos garsėja tuo, kad yra babutės tatuiruotais veidais, reiškias. Ir atplaukėme į tą kaimą, mums ten pasitiko tos babutės, reiškias, liko ten tų babučių kokios 3 ir tam kaime yra mokykla. Kažkada tai vieną iš to kaimo berniuko kažkoks sponsorius išmokino, reiškias, jisai gavo išsilavinimą ir grįžo į tą kaimą ir įsteigė mokyklą. Ta mokykla laikosi išskirtinai iš turistų paaukojimų. Dėl to, kad nėra tenai tų pinigų, ten toje mokyklai krūvo vaikų, aišku, jie ten galbūt susirenka tuo metu, kai turistai ateina, bet jisai vis tiek matosi, kad jisai mokina tos vaikus to, ko pats išmoko. Reiškias, mes žinojom, kad plauksim į gentis, mes kažkaip tų pinigų nepasiėmėm. Ką gentis, nu ką tu tenai, nei pirksi, nei ten kažką, tai tu žinai, kad ten skurdus kraštai, mes turėjom $10. Atrodo juokinga suma, mes paaukojom ten tai mokyklai $10, 25 litrai. Tai žmonėms buvo didžiausias lobis, jie ten mūsų vardą įrašė didžiausiam raidėm, tenai mus nusivedė, vaišino kokosais. Tai va, netgi tas mūsų toksai atrodytų kuklumas, nu ką, aš turiu tik $10, negi aš ten $10 duosiu. Tai kad duoti ir $10, ir 5 ir doleris, jiems yra didelis pinigas. Tai va, tas aspektas, kurį mes kartais irgi praleidžiam, mūsų mastelis tai atrodo, reiškia nieko, o jų mastelis tai yra labai daug. Tas pats tie patys drabužiai kažkokie, kuriuos tu gali atiduoti, padovanoti Etiopijoje. Tas pats yra batai, kuriuos tu gali padovanoti, vaikai išsinešios, reiškia, susitvarkys. Tai yra dalykai, kurie tuose kraštuose jie yra reikalingi. Ten aš sakau, ekologinės problemos Etiopijoje genčių regione nėra, nes viskas eina į antrą panaudojimą. Ten visi buteliai, vaikas lekia gatve, jisai iš tavęs jau butelį paims iš karto ir jisai bus panaudojamas dar keliom kartom, reiškias, nešiotis ten jogurtėlių ir dar kažkam kaip talpa ypatingai reikalinga, reiškias. Viskas ten eina, iš vėlyčių yra daromi papuošalai, auskarai, tenai viskas iš padangų, sandalai, tai ten kol kas, kol yra tas skurdas, visa tai eina į antrą reisą. Bet kada viskas pajudės, reiškias, jau geresnį situacijom, tai tada viskas jau atsidurs kaip šiukšlynas. Tai va, nu tai tokie sociokultūriniai aspektai. Atsiprašau, kokia dominuoja religija? Va ten labai įvairiai. Šiaurėje yra koptai krikščionys, reiškia ta viena iš pirmųjų krikščioniškų valstybių, rašantis
raštu labai panašiu į armėnų raštą, jisai vadinasi gezų raštas, reiškės, o pietuose gentys jie praktikuoja animizmą ir ten yra daug visokių jų vietinių kultų kultelių. Tai va, tai pagrinde yra, reiškės, krikščionybė ir animizmas, nors ten yra ir žydų, reiškės, tų falašai, taip vadinami, kurie ten dar vis tebegyvena, bet pagrinde va šitos dvi. Ten šamanų nepasitaiko? Šamanų vietinių yra, bet mes kažkaip tai jų neieškojom, nebuvo tokio tikslo, kažkaip ir nebuvo tokio tikslo ieškoti. Na, jeigu neturit klausimų daugiau. Dėl atsakingo keliavimo, dar norėjau paklausti, sakykit, kaip jūs manote, tas atvejis su neliečiamaisiais. Ar jeigu jūs būtumėt žinoję apie jų, reiškia, padėtį toje šalyje, ar jūs būtumėt elgėsi lygiai taip pat, ar būtumėt gerbę vietinės tradicijas? Kad nesukelti kažkokios, tai reiškia, po savęs, reiškia, sumaišties toje vietovėje, kada, reiškia, tam tikra kategorija žmonių staiga pradeda galbūt galvoti kažkaip kitaip, negu kad jiems lyg ir derėtų gyvenant. Kadangi jūs jau kažkaip kitaip jiems, reiškia, parodėte kitokį, reiškia, priėjimą prie jų. Taip, čia ar to reikia vengti, ar... Mano požiūrį to vengti nereiktų, reiškia. Tie klausimai socialiai mes niekada neįsigilinsime į juos tiek, kad mes pilnai suvoktume iš tikrųjų, kokia yra tų žmonių tarpusavio santykiai ir tarpusavio padėtis. Realiai, mano noras grįžus iš tenai buvo iš tikrųjų pasidomėti, atrasti, iškelti tą neliečiamųjų problemą Etiopijoje, apie kurią paprastai niekas nešneka, kodėl jie yra neliečiamieji. Visų pirma, tai yra, reiškias, jų senovinio požiūrio liekana. Neliečiamaisiais yra laikomi tie, kurie gamina puodus, reiškias puodžiai ir kalviai. Reiškia, tie žmonės, kurie sugeba priversti iš molio padarytą daiktą nesuknepti, reiškia, nuo vandens, kada jį įpili, arba tie, kurie sugeba geležį susukti ir padaryti šio įrankį, reiškia, be abejo, žmonės nežino, kaip jie sugeba tai padaryti, nes eiliniai žmonės to negali padaryti, jiems tai atrodo kaip kažkoks velnių išmislas, reiškia, juodoji magija, ir dėl to, reiškia, jie yra laikomi neliečiamaisiais. Tai mano požiūrį, va, tokio, sakykime, tas požiūris, kuris susiformavo būtent tame neišmanime, jis tikrai nėra saugotinas. Mano požiūriu labiau saugotina yra ta puodų meistrystė, šita kalvystės menas, kuris po biškį nyksta dėl to, kad tos šeimos, kurios užsiima tuo, vardan to, kad jų vaikai nebūtų laikomi neliečiamaisiais, jie, reiškia, meta šitą amatą ir užsiima žemdirbystę, pavyzdžiui. Mes tokią šeimą buvom sutikę. Nors visų šitų puodžių ir kalvių paslaugom aplinkiniai žmonės naudojasi. Pilnai naudojasi, jie naudoja jų gaminius, jų indus ir visą kitą, bet tas atavizmas, reiškia, požiūris į juos kaip į žemesniuosius lieka. Tai mano, tarkim, kaip žmogaus, kaip kultūrologo kažkuria dalim, požiūriu, tas atavizmas nėra vertas išsaugojimo, nes tai yra vis dėlto, sakykime, tam tikras senas dalykas, kuris galėtų pasikeisti. Labiau verta išsaugoti amatus ir tą senąją kultūrą, kuri tenai yra. Bet kiekvienu atveju reikia žvelgti atskirai ir šito atveju aš tikrai nesimčiau komentuoti, tarkim, apie neliečiamuosius kokio nors Indijoje. Tai čia konkretus atvejis, apie kurį aš pasidomėjau specialiai ir pagalvojau, kad netgi būtų prasminga net ir kokių ten dokumentinių filmų sukurti apie nykstančius amatus, vien dėl to, reiškia, seno požiūrio. Nes iš principo, bent jau pagal tai, ką mums pasakojo gidos, tai tie badai, apie kurios pasakojo Etiopijoje, iš tikrųjų irgi kilo dėl tų tikėjimo atavizmų. Ir po šią dieną tenai yra tų atavizmų likusių, nes tamsią tautą valdyti lengviau. Ir jeigu yra sakoma, kad vanduo yra tik tai iš Dievo, reiškia tik tai iš dangaus, jeigu lietingas sezonas neatėjo iš dangaus, nenukrito vanduo, tai gink Dieve organizuoti drėkinimą iš upės negalima, nes upės vanduo yra nuo velnio. Reiškia, tai ir šitą kultūrinį, reiškia, dalyką reikia saugoti. Tai irgi yra toksai dalinis klausimas, kuris yra, mano požiūriu, sakykime, mes turim leisti jam išspręsti tenai vietoje, bet mano žiūrint iš šono požiūriu, kad tai nėra saugotinas dalykas, jau labiau, kad ten iš tikrųjų yra labai daug tokių modernėjimo požymių ir tam tikrų kultūrinių aspektų, kurie iš tikrųjų yra, pavyzdžiui, ten yra nelygis valgyti daržovės ir vaisius visuomenėje, tarkim, Etiopijos jau ten, kur Adis Abeba, kur sostinė, ten yra lygis valgyti žalią mėsą. Ir mes gidą 2 dienas įkalbinėjom, kad jis mums pirktų iš tų vietinių augintojų, reiškia, kibirą mangų už $1,
Nes jis mus žiūrėjo kaip į beždžionės, reiškia, kad mes valgysim mangus. Mes 2 dienas jam aiškinom, mes norim daržovę, mes nenorim mėsos. Jis žiūrėjo mus kaip, jis negalėjo suprasti, jūs įsivaizduokit, dabar pas jūs į namus, ateitų, atvažiuotų svečias iš tolimo krašto, jūs norite jam visą ko geriausio, jūs jam paruošėte skaniausius pietus, o jis sėdi ir sako, tu man tą bulvės lūpeną, paduok iš šiukšlių dėžės. Tai vat kiek jums reiktų save perlaužti, kad jūs galėtumėte jam tą bulvių lūpeną paduoti. Tai vat lygiai taip pat tas gidas šitaip laužėsi 2 dienas, bet paskui persilaužė. Jisai mus pirkdavo tos vaisius ir daržovės, mes laimingi jos valgydavom pilnom burnom, reiškias. Ir galų galiais net pats paragavo daržovių sriubos ir sako, gerai, kad mama manęs nemato, sakytų, vaikeli, iki ko tu nusiritai. Nu tai vėlgi, tai yra tam tikri kultūriniai aspektai, kurie, nu, ne mums spręst, ne mums lygint, bet šitoj vietoj tikrai nemanau, kad yra saugotini iš turistų požiūrį. Tai iš aplinkosauginės pusės kokius atsakingo keliavimo aspektus? Iš aplinkosauginės tai pirmas dalykas atsakingai rinktis pramogas, nu ne pirmas, čia yra vienas iš jų reiškės, nes būna kai kurios pramogos, kurios iš tiesų yra labai kenksmingos, ypač, tarkim, Pietryčių Azijos valstybėse, tenai yra Mekongo upėje, žmonės renkasi pasiplaukiojimus, motociklus, motorinės valtis, kurios gali sužaloti ten gyvenančius vykstančius delfinus, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, reiškia, šiukšlinimo aspektas, kuris irgi yra labai svarbus ir ypač aktualu, tai yra Tibete, aukštikalnėse, kur nėra praktiškai jokios šiukšlių utilizavimo sistemos ir tu gali, mes kada pirmą kartą ėjom, reiškia, aplink Kailašo kalną, mes 3 dieną lengviausia, mes visą dieną rinkom šiukšles, aš su gidu, reiškia, mes dviese pririnkom 3 bulvinius maišus, kuriuos lygiai pakeliui suradom, mes rinkom šiukšles. Ir dabar jau tenai visur yra pridėta tokių bačkų didžiulių, kurios yra kaip šiukšlių kibirai, bet kur paskui to šiukšlės keliauja neaišku. Nes ten, pavyzdžiui, Tibete net butelių, stiklinių niekas neišveža, dėl to, kad neapsimoka. Dabar, vat, vėlgi, irgi toksai slidus klausimas. Man čia vienas pažįstamas parašė per Facebooką, jie kažkokia pažįstama buvo Tibete ir rašo, siaubas, košmaras, viskas, Tibetas prapuolė. Kodėl? Nutiesė asfaltą, beveik iki Kailašo, siaubas, košmaras, kaip baisu, o dar pakelės medžiais apsodino. Įsivaizduojat, aš važiuojant vaizdų nebematau. Nu tai, atsiprašau, nu tai gerai. Tai, kad nutiesė kelią iki Kailašo, tai reiškia, gal pagaliau ir tas šiukšles išveš. Gal išveš tos butelius. Aišku, tenai yra ten tie kultūriniai aspektai, kiti aspektai. Nu tai, kad medžiai pasodinti. Nu jeigu jie tenai neauks, jeigu jiems bus sausa, tai jie neauks. Nu jeigu jie auks, jie blogo nieko ten tuose Tibeto kraštuose tikrai nepadarys. Nu jeigu tau turistė, atsiprašant, vaizdą užstoja, nu tai išlip iš to džipo, praeik pro tą medžių, supranti liniją, ir nusifotografuosi tu tą savo vaizdą. Nu tai čia visą laiką yra tokie 2 pusės, kurios yra gana slidžios. O tai, kad Tibete kinai pakankamai daug investuoja į tą pačią alternatyvę energetiką. Praktiškai prie kiekvienos klajoklio palapinės tu pamatysi saulės bateriją, viduje yra akumuliatorius. Ir jie viską susitvarko, pasidaro. Vandenį verda, yra padaryti saulės kolektoriai, reiškia, ant kurių, reiškia, stovi arbatinukas, jie tenai ir vandenį verda, ir maistą gaminasi. Viskas sutvarkyta. Kinijoje visoje ištisai yra saulės kolektoriai, jie vandenį šildosi saulės kolektoriais. Ten yra ekologinių problemų begalės, iš tikrųjų daug. Jie daug kenkia, jie daug naikina, jie daug nuodėja ir visą kitą. Bet tuo pat metu vyksta tos alternatyvios energetikos skleidimasis tarp tų paprastų žmonių. Pavyzdžiui, aš Kinijoje mačiau vienam kaimelyje, mūsų gidas nusivežė pas savo tėvus, jo tėvai gyvena visiškai paprastam skurdžiam namelyje, reiškia, apačioj laiko 2 kiaules. Tos kiaulės gyvena, kadangi ten karšta, Radvilino regionas, gyvena praktiškai ant betono, visos srutos bėga žemyn į talpą, kurioje gaminasi natūralios metano dujos, kurios vamzdeliu ateina, reiškia, į virtuvę. Absoliutus kaimas, visiškas paprastas namelis, kur ten gyvena žmonės tikrai neturtingi, paprastai išauginę 3 sūnus ir išleidusi mokslus iš paskutinių, reiškia, prašau, metano dujos ateina, čia išeina, reiškia, o kur mūsų visų fabrikų tų visų kiaulių srutos eina? Nu tai irgi. Tai va, yra šitie dalykai, kuriuos galima spręsti. Kinijoje, tarp kitko, jie yra sprendžiami pakankamai tam tikrų lygių neblogai. Ten yra kitos problemos, bet žmonės iš tikrųjų gauna pakankamai nemažai iš tos pačios Kinijos. Ir jie turi dabar tose pačiose, savo palapiniai tibetiečiai, turi tą savo saulės kolektorių, saulės bateriją, turi akumuliatorių ir turi mikserį. Nes pagamino Kinai kažkokią tenai partiją elektronikos prekių, kurios iš brokijų nepaėmė, tai jie vietoj to, kad sunaikintų, išdalino savo, reiškia, liaudžiai ir turi dabar
tibetietė vietoj to, kad plaktų ten tą arbatą savo ten patiestų, įsipila į mikserį, suplaka, yra tibetietiška arbata, reiškia, jau su mikseriu iš saulės energijos padaryta suplakta. Prašau, viskas vyksta, čia pat ir dabar. Tai ar gerai ar blogai, tai yra, mano požiūriu, gerai. Tai aš irgi taip galvoju, kad nėra taip viskas vienareikšmiškai blogai, yra dvi pusės ir reikia stebėti ir spręsti, kas gerai, kas blogai. Ir keliau dėl to reikia, kad pamatytum, reiškia, kad tenai yra saulės baterija, kad kaime yra 2 kiaulės, kurios prigamina metano tam, kad galėtų jos pasigaminti savo valgyti, užkūrė man parodė tas dujas, jos dega, viskas gražiai, viskas veikia. Nu, aš galvoju, viešbutį, tu brangus, nu gerai, gal ten sąlygos gamtės kitos, aš nežinau, gal ten karšta, gal ten dėl to taip galima. Kodėl pas mus kaimuose negalima? Nebūtų plius 15 pastovos. Nu tai va čia yra atsakymas. Va tenai dėl to taip ir galima. Nu, pas mus, reiškia, galbūt yra kažkokia kitokia variantai. Atsiprašau, dar vieną klausimą. Taip. Jums teko matyti vestuvės Afrikoje? Ne, mes vestuvių nematėm. Afrikos. Ten buvo labai juokinga, reiškia. Mes važiavom į Hamerius, ten kur ta vestuvių ceremonija, reiškia, kur reikia bėgti jaunuoliui per jaučių nugaras. Tai mūsų gidas atėjo, sakė, aš labai atsiprašau, nėra vestuvių. Ar tik jums laidotuvės? Aš tiesą sakant, paleidau keliautojus vyrus, nes aš norėjau padaryti vienai keliautojui siurprizą ir kepiau bulvinius blynus. Reiškia, gimtadienio proga dariau tortą iš bulvinių blynų, bet jie sakė, laidotuvės buvo labai įspūdingos. O tai jūs pat ir esat kaip kelionių Taip, organizatoriai? ir kelių organizatorių ir vadovė. 10 metų kaip vadovė ir organizatorė, tai jau gaunasi taip, kad jau... Aš tik, rašydama šitą knygą suvokiau, kad iš tikrųjų aš jau 10 metų vadovauju, tai kad man kažkaip teikia Agentūra? Travel Planet, yra tokia nedidelė, dabar šviežiai atsiradusi, ne šviežiai, 2 metai. Nu, mano specialybė yra, specialybinė šalis yra Kinija, tai aš ko gero Kinijoje daugiausiai buvau, bet pasiskaičiau iš Tibetą 7 kartus buvau, bet ko gero antra šalis, kurioje daugiausiai buvau, taip žiūrėti. Kinijoje buvo, teko dalyvauti mankštose, šitai šešis. Teko mokintis, aš tai mokinausi ir man iš tikrųjų labai paliko didelį įspūdį. Jie tenai labai stengiasi, mokinasi, daro ir aš mėnesį laiko tinginiaudama pasimankštinau ir ištvermė padidėjo labai smarkiai ir žymiai. Aš tada buvau labai sužavėta. Susipažinau ir su vietiniais specialistais, reiškia, nesireklamuojančiais tos tradicinės mankštos, bet jie visi kalba tik kinų kalba. Norėtųsi į Lietuvą atsivežti, reiškia, kažkokį ten specialistą, bet kad jie tik tai kiniškai kalba čia pas mus būtų. Na, bet reiktų jums kažką. Išvada mokintis kinų kalbą reikia. Gerai, tai aš tada, kadangi mūsų programų yra dar daugiau temų, tai labai norėčiau padėkoti ir labai gaila, tikrai įdomi diskusija, įdomi tema, iš tikrųjų praturtėjom ir tam tikrais kultūriniais aspektais, kurių net nežinojom, ir netgi pasirodo idėjų galima pasirinkti kaip energetiką apsirūpinti. Tai ačiū Jums labai, tikrai, o dabar aš tiesiog norėčiau perduoti